Labą dieną, gerbimi telšiškiai, savivaldybės tarybos narys Bacevičius. Norėjau informaciją pasidalinti su gyventojais. Jūs privalot viską žinoti. Visas savivaldybės turtas, taryba yra savininkas, bet realiai tai yra visų gyventojų turtas. Visų Telšių rajono gyventojų turtas. Mes tik tai turtą savivaldybės taryba, administracija administruojam, vykdom to turto administravimą. Bet turtas yra administruojamas neteisingai savivaldybėje, nes savivaldybės merai nėra atsakingi žmonės, švelniai pasakysiu, ir biznieriai dažniausiai arba neišmanėliai, o dažniausiai tas ir tas. Ir visi tie būdavo bizniai, taip ir praeidavo, todėl kad taryba, didžioji dalis tarybos yra absoliučius neišmanėliai, administratoriai, atėję, kas iš kur susirinkė, kas iš kokį garažą išlindė ir administruoja. Ten kas kur buvęs. Ir iš tikrųjų jie nieko neadministruoja, ateina gudručiai, kurie viską ir tampa už virvučių. Dažniausiai merai tampa už virvučių. Visus dabar paskutiniu metu didžiausias, garsiausias skandalas yra aplink tą menų inkubatorių. Bet prieš tai norėčiau tik priminti gerbėmiams telšiškiams, ir ne tik telšiškiams, kad Telšių rajone biznis visada klestėjo. Juodasis biznis, tamsusis biznis ir šešėlinis biznis. Jis tai klestėjo, tas pats ir savivaldybėje buvusiais laikais. Ten būdavo visokių sukčių, būdavo visokių ir nusikaltėlių visada būdavo. Ir todėl tik priminsiu, trumpai, nenoriu įsiplėsti, apie menų inkubatorių mes kalbėjom daug ir dar kalbėsim, nes tai yra tema labai svarbi. Dabar aš kiek atsimenu, tai jau aš ten senės laikus neatsimenu, bet kiek atsimenu, autoparkas buvo. Autoparko pastatai, dar nuo Rusų laikų jie buvo pastatai. Savivaldybė savo, reiškia, autoparko pastatai buvo. Ir ten dar keli sklypukai buvo privatizuoti. Mažiukai sklypukai kažkaip privatizavo mažus sklypukus. Nesvarbu. Sugalvojo parduoti savivaldybė. Jai buvo pasakyta, parduodam tą autoparką, mes statysim kitoje vietoje naują autoparką. Ta parduodam. Aišku, aš nebuvau dar tarybai, bet nesvarbu, aš būčiau vis tiek opozicijai. Autobusų parko tas statinis pardavė už 700 000 privatininkui, tam, kuris šalia turėjo mažiukus sklypukus. Jis sudėjo į krūvą, pardavė Lidlui 2,5 milijono. Lidlas dabar stovi teritorijoje, kur buvo autobusų parkas. Mūsų 700 000, didžioji dalis absoliuti, ten jau buvo gal 10%, nežinau, pridėjo 2,5 milijono. Tai mūsų turtas turėjo kainuoti 3 brangiau, bet mes kažkur tai gavom kapeikas. Ir tos pinigus ir naujo autobusų parką nepastatėm, turėjo mūsų apgavo. Tai taryba nereikalavo, jiems nereikia tarybai, tokie sėdėjo, dabar tokie sėdė. Tai biznis buvo, reiškia, 3 kartus mažiau ta valdybė gavo lėšų, kažkas gavo daugiau, ne kažkas, o gavo, žinau, kas daugiau, tai gavo 4 gavo daugiau, savo sklypukus pridėjo, kurie ne kažkokios vertės. Tai jau tos biznis ir viskas ir baigėsi. Ir kažkas užsidirbo, bet ne savivaldybė. Savivaldybės tie mūsų ponai, jie agitavo tai priimtą sprendimą. Aš nemanau, kad jie paliko jiems neatsidėkota. Aš galvoju, kad jiems buvo atsidėkota. Toliau Ryškėnų namas, visi atsimenat puikiausiai, tai yra buvusi mero, tie butai buvo tam name pardavinėjami, jis turėjo 8 butus. Antstolis pardavinėjo 7 butus, 8 butus pardavinėjo už 37 000, nieks nepirko. Savivaldybė nupirko už 96, vienu būtų mažiau. Tai va, už 96, beveik 3. Reiškia, savivaldybė sumokėjo daugiau negu kad rinkoje nieks nepirko. Balsavo taryba. Toliau biznis buvo Germanto vila. Tai milijoninis reikalas. Kažkada Germanto vila prieš kokį 20 metų turbūt buvo atvažiavę vokiečiai ir pasiūlė 1,5 milijono už tą vilą. Jie norėjo nupirkti vokiečiai tą vilą. Germanto vilą, jie būtų sutvarkę, pridėję pinigų ir ten būtų vokiečiai, kur nagus prikiša savo, tai yra gerai. Ir nepardavė savivaldybė. Nes aišku, vokiečiai nebūtų mokėję jokių kyšių, jokių duoklių nebūtų mokėję. Ten yra tvarkingi žmonės. Savivaldybė nepardavė. Vila supuvo, sugriuvo. Dabar tą vilą norėjo parduoti už 260 000. Vienas toks veikėjas atsirado, bet jam
būtų pardavę jie mažai žemės, ten aplink vilą buvo 0,9 hektaro, tai norėjo, kad prijungtų dar tas miškus aplinko, miškai valdiški, yra ten vieni miškų urėdijai priklauso, kitai žodžių valdiški. Nu, dabar jie visokius planus kūrė, kaip tos miškus prijungti, nu kaip prijungsi valdiški miškai. Tai dabar sugalvoju tą padaryti, buvo draustinis Germanto, dabar parkas, dabar gali statyti Germanto vilą, biznis irgi dar ateis. Biznis. Toliau dabar autobusų parkas. Dabar norėjom pirkti autobusų parką. Siūlė meras Tomas Katkus, jis yra iniciatorius. Pirkti autobusų parką iš privatininko. Žodžiu, tas privatininkas autobusas, tas pastatas nusipirko, aš nežinau, kiek nusipirko, gal kažkokiek 100 000. Savivaldybė norėjo nusipirkti už 700 000. Mes iškart suprantam, kad čia yra brangu, kaip prašo atvirai. Tas žmogus, aš nemanau, kad jis norėjo daugiau 200 000, aš nemanau. Bet savivaldybė būtų pasiruošus mero iniciatyvą pirkti už 700 000. Net taryba nesutiks, sakė, eikit. Čia biškai, suprat, kad čia kino biznis, į kino kišenę būtų papuolę panašiai. Visi suprat, kur būtų papuolę 500 000. Kur būtų atsidūrę. 500 000 eurų. Panašiai. Nesutik taryba, tai gerai, kada taryba yra žmonių, kurie dar suprat, kad čia neverta balsuoti dėl vieno žmogaus biznio šeimos. Teniso kortus pardavėm, nieks nesidomėjo. Nesidomėjo teniso kortais, mes turim dalį, melavo ten, mes 1% turim dalis. Nu, ne vieną, ten pasirodo daugiau biški, bet sakiau, koks turtas į teniso kortą. Nieks nesakė, koks turtas. Kiek tas turtas yra 1%, nieks neskaičiavo, nei atiduoti viską, atidavė. Už 500 savo dalį. Gal ne 500, gal kainavo ten 5000, kas nors būtų savivaldybė gaus pinigų. Į biudžetą gauti nėra blogai. Tus pinigus galim panaudoti visoms reikmėms. Nereikia. Dabar menų inkubatorius, nežinau kaip čia bus, bet šturmuoja meras Tomas Katkus. Tomas Katkus vieną kartą atėjo į tarybą remontuoti pastatą. Paskui pasakė, kad tas pastatas ne mūsų, bet mes turim remontuoti kažkokį privatininkų pastatą už savo pinigus. Ten projekts daryti. Nesutiko taryba, paskui sugalvojo parduoti už 15 000 menų inkubatoriaus dalininkai mes esam. Taip, mes esam dalininkai. 2 dalininkai, menų inkubatorius yra VŠI ir 2 dalininkai. Viena dalis privačiam priklauso, viena dalis savivaldybei, per pusę. Klausiam, koks yra turtas? Jis sakė, parduoti už 15 000 mūsų dalį. Viskas mūsų nebėra, tas gauna tą dalį, jis turi 100% tos dalies ir darys, ką norės, aišku. Ten pradėjo paskui pasakas, pradėjo visokias įtakas daryti čia. Dalininkai, taip mes esam dalininkai. Tas pats kaip UAB yra akcijas parduoti, o tos akcijas galbūt milijonai, galbūt ten būtų visokių pastatų, tai nedetalizuojama. Perkia akcijas, tarkim, ir viskas. Ir čia pradėjo paskui pasiuntė man, legatai buvo atsiųsti. Man pasakojo, kaip aš nieko nesuprantu, kai čia ne taip tėra, kad šitas yra. Už 15 000 meras siūlė atiduoti tą šitą pradinį kainą. Oi, bus aukcionas. Aukcionas bus, nieks ten daugiau nedalyvaus, būtume atidavę. Gerai, kad taryba nesutiko. Dabar mes klausim, tai turtas yra pastatas, aikštelės asfaltuota ir dar pripirkta turto. Reiškia, menų inkubatorius VŠI nuo kokių ten metų, mes nuo 8 metų vykdo veiklą ir buvo europiniam lėšom prisipirkę visokių renginių. Nes, menininkams ten buvo renginių pripirkti, jie galėjo ten daryti ten pas mus patalps, ten menininkams visokius, menui reikėjo padėti. Buvo toks projektas europinis, mes pasinaudojom. Ir nieks nesako, kur tie renginiai. Nieks sakysi, nematė renginių. Dokumentus mes žinom, kas yra pripirkta renginių. Nieks ne, už 15% duodam tą dalį aukcione ir pastato, kur kainuoja, mano skaičiavim, 1,5 milijono kainuoja tas pastatas, ir renginiai 100 000. Dabar kiek tų 100 000, mes nežinom, nieks nerodė. Tai dabar jau, kada kolegos įsijungia, aš prašiau paaiškinti, man nieks dirba. Kolegos jau, ačiū kolegom, įsijungia, reikalau pateikti duomenis apie tuos, pirkinius, reiškia turtas. Atsiuntė lentelę. Dabar su pastatu viskas aišku, pastatas kainuoja, mano žiniom, 1,5 milijono, ten kainavo 340 000 kažkoks vertintojas. Aš manau, kad tas vertintojas praras licenciją. Jeigu mes padarysim tokį judesį, jis galės dabar eiti, šluoti kur nors, tas toks vertintojas. Jeigu iš 1,5 milijono 340 000. Bet kiti renginiai, ten yra pripirkti renginiai, buvo europinių lėšom, pripirko renginių, tas dalis renginių buvo nesinaudojama. Žinot,
Nebuvo naudojimas. Klausimas yra, ar išpakuoti tie įrenginiai. Kur jie yra? Klausimas. Pasirodo, buvo pripirkti įrenginių iš europinių lėšų, tie įrenginiai priklauso tai įstaigai, menų inkubatoriai, kurios dalininkai esame mes ir tas privatininkas. Mes irgi pretenduojame, tie įrenginiai ir mūsų kartu su to privatininkai yra. Minimum per pusę yra. Minimum. Bet už 15 tūkstančių norėjo dalį parduoti ir būtų, tas neblogai, jisai už 15 tūkstančių dalį, kurie yra pastatas 1,5 milijono ir įrenginių ten už kokį 0,5 milijono. Dabar žiūrėkite lentelę, aš gavau, gal gali atsiimti lentelę. Ilgalaikis turto apyvarta pagal pradinės vertės sąskaitas 25 metų 12.31. Čia kelių mėnesių. Ir yra pavadinimas įsigijimo data, įsigijimo vertės, nusidėvėjimas, likutinė vertė. Tų dabar įrenginių. Dabar aš nežinau, nelabai išmanau tas įrenginis, bet dokumentai rašo, pavyzdžiui, pastatų ir statinių įsigijimo savikaina. Pastatas menų inkubatorius. 8 metai, 28 metai, Liepos 4. Įsigijimo vertė 1 377 433 eurai. Melas, 28 metais pastatas kainavo 142 tūkstančiai eurų, o ne 1 370. 1 377 tūkstančiai jis kainavo po remonto 13 metais, kada mes jau europiniam lėšom ir savivaldybės lėšom sutvarkėm tą pastatą. Melas, 8 metais pastatas kainavo netiek. Bet likutinė vertė pastato 25.12. Likutinė vertė 132 tūkstančiai. Tas, kur 1,5 milijono, mano įsitikinimu, jis kainuoja pastatas 132 tūkstančių. Likutinė vertė, tiek jis jau kažkaip bekainuoja, aš nežinau, kas čia skaičiuoja, bet lentelė oficialiai. Kiti statiniai, kiemo aikštelė. Tai yra kiemo aikštelė 8 arų aikštelė asfaltuota mašina aikštelė, 8 arai. 8 arai, įsigijimo vertė 19 tūkstančių, likutinė vertė 5 tūkstančių. Asfaltas nusidėvėjo. Geriausia aikštelė. Niks, asfaltas gražiausias. Bet nusidėvėjo kažkaip tai. Nei tinkas važiavo, nei kas ten stovėjo. Dabar žiūrėkit įrenginiai. Tie visi renginiai, kur buvo pripirkta, reiškia, iš europinių lėšų. Aš nežinau, kas yra, čia tie 12 metais nupirkta. Dabar žiūrėkim. Aš visų neimsiu, čia yra labai didelė apimtis. Pripirkta tų įrenginių labai daug. Jeigu paėmus jų pripirkta, aš nežinau, čia yra 100 pripirkta. Dabar žiūrėkit. Kaip pavyzdį, tarkim, įsigijimo vertė ir likutinė vertė, aš ką noriu pasakyti. Tarkim, dažymas spinta, kažkokį dažym spintą, 3200, likutinė vertė 49 eurai. Kas atsitiko dažymas spintai, kas surudėjo su kiužu spinta, spinta 2 spinta dažymą. Iš 3200 beliko 49. Drožlių siurblys kažkoks ten, su kažkokiu filtru, 7,5 tūkstančių, likutinė vertė 50. Ten aš jau nešnektin, siaurapjūklis 500, 40 bekainuoja, bet tada pjovimo staklis kažkoks, CC50B, kodas į 12, 2300 bekainuoja 70 vertė. Ten brangesnis, pažiūrėsi ten, frezavimo mašinėlį 1000 buvo, 40 bekainuoja. Dabar įrenginys medalių formavimui iki 60 tonų, 13 tūkstančių nupirko. Dabar bekainuoja 156 eurai iš 13 tūkstančių. Įrenginys susidėvėjo, greičiausiai, kad jų nieks nenaudoja ir galvoja. Ten visi mufelinė krosnelė, 5,5 tūkstančių, 200 eurų. Įranga, lydimą kažkokį įrangą, 3300, 132 eurai. O įdomu, kaip čia jie kainavo. Vakuuminė liejimo įrenginys su balionu, čia toks brangus, 43 955, kažkoks įrenginys. Likutinė vertė 270 eurų iš 43 tūkstančių. Ir 5600, vandens šildytuvas, 5600, 102. Vakuuminė pompa, 2400, 180. Ir čia tokių pilna. Kontaktinių suvirimo įrenginys, 6800, 135 beliko iš kontaktinių. Ir toliau. Ten litavimo įrenginys vandenilio 3300, 79 eurai. Ir taip ir priskaičiuota. Galvanikos spinta 6800, 108 eurai iš 6000.
Auksavimo įrenginys. Auksavimo. 3309 beliko eurų. Nu ir taip toliau. Dar brangesnis štai. Lekalų įrenginys Digitizer kažkoks CR su programom. 17800 įsigijim. Likutinė vertė 161 euras iš 17 000. Lazerinis gravimavimo įrenginys 7500. 94 beliko įkainuota. Obliavimo staklis 6,5 tūkstančių, 188. Ot ir visur tas. Visas frezavimo staklis 6,7 tūkstančių, 132. Graviravimo įrenginys su stalu 56 000. Likutinė vertė 158. Nu, galim palūkę viskas nudėvėta. Metalo laužas, iš tikrųjų greičiausiai ir išpakuota. Tai vat ir visi tie pagal sąskaitą 299 705 eurai sumokėta, dabar likutinė vertė 5000. Likutinė vertė 5000. Nu, tai vat ir tai viena, dabar yra pagal kitą sąskaitą, čia pirk 11 metais, čia buvo 12, čia dabar 11 metais. Irgi tas pats pripirkta, tų visokių, nu tas pats, nukainuota ten 300 eurų, kažkokia spinta, kažkokia 61 beliko. Kas spinta, kas tai spinta atsitiko ten? Sudilo. Spintelė 1400 eurų, 88. Spintelė kita 1694. Nu viskas yra nukainuota, nusidėvėjai praktiškai nieko nėra. Atiduodam tą dalį už kapeikas. Ir tas žmogus nusipirkęs, aišku, ta kaina bus netokia. Čia yra rinkos kainas vis kitokios yra. Nu, ką aš norėjau pasakyti, gerbimi kolegos, minkštasuolis virš 1000 eurų, 28 minkštasuolį. Nenorėtumėt nupirkti minkštasuolį su staliuku. Nu, ir visokio tai. Ir čia pilna galerija. Kas dar? Vaizdo stebėjimo įranga, 3000. Nu, bet, o tai jau 1200. Kažko nenuvertėjų, matyti, net neišpakaut. Nu, tai vat, yra spinta. Na, čia visokių baldų pripirkta, visokių čia yra pripirkta. Roletai pripirkta, nu, tai va. Reiškia, kaina bus čia iš viso pagal sąskaitą. Spausdintuvai čia visokie. 1 770 000. Nu, čia turbūt su pastatais. Reiškia, gaunasi kažkur virš 300 000 pripirkė. Va. Ir viskas nukainuota. Nu, tai va, pagal juos. Na ir galėtų parduoti pusvelčiai. Ne taip tai yra. Nereikia iškoti durnių. Nors čia daug tokių yra, aišku, bet nereikia iškoti negauti, kad čia visi durniai yra. Ir mes iš 1000 sumokėti ir nukainuota vis taip lengva ranka. Ir turbūt įvertinim, bet tai vertintojas matė, tai įvertino 1,5 milijoninį pastatą 340 000. Toks vertintojas, tokie tie užsakovai, matyt, toksai užsakymas tai buvo. Tai vat, norėjau tos skaičius paviešinti, vat, kaip yra savivaldybės turtas, kaip yra vat, nurašomas, dar nenurašytas, aišku, bet jau galim praktiškai nurašyti. Tai vat, tokia informacija šiandien. Tiek tų žinių. Ačiū dėmesio.